Labas vakaras. Premjeras Andrius Kubilius sako, jog Lietuvos laukia spartus ekonomikos atsigavimas. Augančios degalų kainos, maisto kainos, aukštas nedarbas sunkiai visuomenė įtikina tokiais premjero lūkesčiais. Tad kas dedas mūsų ekonomikai, ar tikrai Lietuvos laukia spartus ekonomikos atsigavimas, ir mėginsim išsiaiškinti šioje laidoje. Mūsų studijoje ekonomistas, SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda. Labas vakaras. Sveiki. Andrius Šedžius, parlamentaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Kęstutis Masiulis, taip pat Seimo narys. Labas vakaras. Sveiki. Tai Andriau, jūs vis tiek save matyt labiau opozicijai priskiria, tai kaip jūs, tie premjero teiginiai stebina, kad Lietuvos laukia spartus ekonomikos atsigavimas. Įtikina jūs, kad Lietuva sparčiai stojasi ant kojų? Aš manau, kad premjeras sumaišė du terminus ekonominius. Tai ekonominis spartus atsigavimas ir spartus infliacijos atsiradimas. Tai iš tiesų... Reiktų sakyti, mūsų laukia sparti infliacija. Taip, hiperinfliacija galbūt, nes be jokios abejonės ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje sparčiai kylančios naftos kainos daro didžiulę įtaką ir didžiulius pokyčius viso pasaulio ekonomikai. Ne tik Lietuvoje. Ne tik Lietuvos. Ir man teko lankytis Londone ir šeštadienį pats pyliau kurą ir mokėjau 1 svarą 32 pensus už litrą. Pirmadienį grąžindamas automobilį į nuomą jau mokėjau 1 svarą ir 46 pensus. Tai 14 pensų per reiškia nepilnas 3 dienas, kas maždaug prilygtų 60 centų lietuviškų. Net Britui tai... Net Britam tai yra šokas ir kiekvieną dieną per radiją tiesiog teigiama žmonėm, nuteikiami žmonės, kad iki mėnesio pabaigos, tai yra iki balandžio mėnesio, kuras kainuos 2 svarai, kas maždaug būtų 8 litai. Ir tokios pat tendencijos, aišku, išliks ir visoje Europoje, ir Lietuvoje mes matome, kad jau degalinėje Statoilė vakar kuras kainavo 4 litai 91 centas. Tai va, tik dienų klausimas, kada perkops 5 litus, o tai yra psichologinė riba, tada jau aišku, tempai augimo bus žymiai didesni. Gerai, bet kiek čia tie žmonės galės atlaikyti? Ivanas Paleičikas iš Lukoilo, jisai sako, kad dramatiškai krenta pardavimai, lyginant su praėjusiais metais, dar ankstesniais metais. Gitanai, kas čia vyksta su tais degalais? Šokiruoja, sako, Britus net kainos, tai jau nekalbant apie lietuvius su mūsų perkamąją gale. Aš manau, kad pasiekėm tam tikrą skausmo ribą, iki kurio laiko, iki kurio tam tikro taško žmonės dar stengiasi nekreipdėmėsio į tą kainų kilimą. Bet kai jisai pasiekė tam tikrą psichologinę žymą, ir aišku, tie 5 litai būtų labai jau negražus skaičius ir ko gero simbolinis skaičius, tie pardavimai tikrai ženkliai mažėja. Bet jie mažėja ne šiandien, jie praktiškai pradėjo mažėti jau gerokai anksčiau. Tai ką žmonėm daryti, ką jie vis tiek ant dviračio nevažiuos? Iš tikrųjų, čia galima būtų kalbėti apie alternatyvas, jeigu tos alternatyvos tikrai būtų rimtos. Visuomeninis transportas visame pasaulyje veikiantis sklandžiai yra puikiai alternatyva ir daugelis turbūt persėstų į visuomeninį transportą vietoje to, kad deginti degalus važiuojant automobilyje vienam arba didžiąją laiko dalį važinėjant vienam. O žiūrėk, kitas dar būtinai nori važinėti ir džipu. Tai vienas aspektas. Antras aspektas, iš tikrųjų šį kartą reikia konstatuoti, kad tai yra kelias kol kas tik tai į vieną pusę. Nematyti kol kas nei menkiausių prošvaisčių, kad šitie naftos rinkoje kilę neramumai, tiksliau jie, aišku, yra geopolitiniai neramumai persimetę ir į naftos rinką, kad jie labai greitai baigtųsi ir vėl stotų ramybę. Antras dalykas, iš tikrųjų, ekonomikos atsigavimas lemia tam tikrą ir naftos paklausos didėjimą. Šito irgi negali neigti, bet atrodo, kad šitas veiksnys pastaruoju metu jis taip daugiau nuplaukia į šešėlį. Bet lemia taip pat ir ekonomikos smukimą. Bet matot, jeigu kainos pasieks, sakykime, dar $10-20 už 1 barelį mokėsime daugiau, tiksliau pasaulinės naftos kainos bus aukštesnės, paprasčiausiai tai reikš, kad tas ekonomikos atsigavimas sustos. Štai kur klausimas ir iš tiesų... Tai čia jau premjero teiginiai apie greitą atsigavimą tokia kaip balionas. Aš manau, kad čia apie premjero šitą greitą atsigavimą čia truputį jau painiavos privelta visokiausios. Premjeras pasakė vieną, interpretuojam visiškai ką kitą, bet galbūt dar turėsime... Bet yra konkreti citata, mūsų laukia spartus ekonomikos atsigavimas. Tai čia... Klausimas, ką reiškia spartus. Aš manau, kad mūsų tikrai nelaukia toks atsigavimas arba toks ekonomikos augimas kaip 2004-2006
metais, kai mes augome kai kuriais ketvirčiais nedaugiau kaip 10% per metus. Šiuo metu mes neturime jokių galimybių pasiekti tokio augimo tempų, kadangi ir prisiskolinę esame gerokai daugiau, valstybė velka kur kas sunkesnę skolų naštą. Ir kreditavimo mastai toli gražu nedidėja taip smarkiai tiek iš bankų pusės, tiek iš paskolų gavėjų pusės. Na ir pagaliau mes prarandame žmonės, mūsų gyventojų skaičius, dirbančiųjų skaičius mažėja. Tai gali atsitikti tokia, reiškia, ištikti paradoksali situacija, kad mažėjant gyventojų skaičiui, mums net 5% ekonomikos augimo bus nepaprastai didelis pasiekimas, kadangi tai reikš de facto kokį 10% darbo našumo padidėjimą per metus. Kodėl dabar, pavyzdžiui, apie Kiniją sakoma, kad kai Kinija auga 10%, tai yra kažkas normalaus, nieko ypatingo. Kai Vokietijoje ekonomika nedaug dievė išaugtų 10%, visi sakytų, kad čia pasaulio pabaiga. Gerai, tai artimiausiai perspektyvų nieko gero jūs nematote. Tai yra migracija, žiūrėkit, 2,5% per metus išvažiavo. Aš laikausi tos nuostatos, kad ekonomika atsigaus, tačiau tas atsigavimas nebus staigus. Kaip matote, yra daug visokių sunkinančių veiksnių aplinkui, bet nepaisant to, trajektorija išliks tokio šliaužiančio, po truputį šliaužiančio viršų atsigavimo. Aišku, bet premjeras, galbūt žino to, ko nežino gal Gitanas ir mes nematom ir nežinom. Tai Kęstuti, gal jūs turit kažkokių prielaidų, kurios galėtų visuomeniai įkvėpti, kad tikrai čia greit visi stosimės ant kojų? Premjero matytas optimizmas daugiau remiasi vidaus faktoriais, bet iš tikrųjų aš pritarčiau tam, kad reikia įvertinti ir išorės aplinkybės. Jos yra labai nepalankios šiuo metu, netgi stingdančios, šaldančios, tos gerus atsigavimo požymius. Tų požymių yra, tarkime, aš galėčiau pasakyti, eksportas labiausiai mus teigiamai nuteikia, nes lietuviškos kilmės prekių eksportas, sakykime, per paskutinį ketvirtį pertų metų augo 53%. Niekada per visą Lietuvos istoriją taip nebuvo tokios spartos. Statistai sako, eksportas ir transportas veža Lietuvos ekonomiką. Žiūrėkit, bet aš galėčiau vardinti. Mažmeninė apyvarta irgi jau augo 16%. Mažmeninė apyvarta. Prekybos, taip. Statybos sektorius 16%, pramonės produkcija 17%. Čia statistika. Geležinkeliai, visi pervežimai augo mažiau negu kitur. Lyginant su pernai metais, ta duobė didžiausia. Bet atsirado teigiamų poslinkių net ir pačioj sunkiausiai srity, nedarbo, sakysim, srity. Tai per paskutinį ketvirtį dirbančiųjų skaičius padidėjo 16 000. O tai, nes tas nedarbas taip įvairiai skaičiuojamas, kad ten tikrai sunku yra tos tikrai padėti įvertinti, bet tai netaip jau blogai, realiai dirbančiųjų padidėjo. Tačiau iš tikrųjų susidūrima su tuo, šiuo metu, yra lazda turi antrą galą, susidūrima su tuo, kad tas liktai ir daug bedarbių, bet atskiri atsigaunantis sektoriai reikalauja tokios darbo jėgos, kurios nėra. Tai pradeda kilti, ūgtelėjo 2,9%, beveik 3% darbo jėgos kaina Lietuvoje, užmokestis. Atlyginimai. Bet ne visur vienodai. Kai kuriuose sektoriuose matys stipriau, ir tai reiškia, kad trūksta darbuotojų ir reikia tokių darbuotojų, kokių nėra. Taip, Kęstuti, tie 2%, bet juos matyt suvalgo infliacija per kelias naktis. Nes degalų kainos mes pradėjom nuo to, tai daug sparčiau negu tie 2%, bet... Kad kol kas ir tų 2% nėra, jeigu mes metinį augimą skaičiuotume. Aš kalbu apie ketvirčių. Tada ketvirčių ankstesnių, bet ten su atlyginimais žmonėms rūpi. Iš tiesų, Aurimai, jūs labai gerai pagavot mintį ir uždavėt klausimą profesoriui, ką jūs lyginat, nes galima lyginti prognozę su faktu, galima lyginti metus, mėnesius ir ketvirčius. Tai jeigu statistiką manipuliuoti, ir manau, kad ponas Nausėda puikiai žino, kaip tai galima padaryti, ir galima, sakykime, vienu atveju lyginti planuojamas, sakykime, planuojamus skaičius su faktiniais skaičiais, o kitu atveju lyginti terminą, tai yra metus praėjusius ar praėjusį mėnesį ir taip toliau. Manau, čia vyksta manipuliacijos. Taip, ir pasirinkti patį palankiausią skaičių, koks yra geriausias, ir tada teikti, kad vyksta augimas, tiesiog įteikti žmonėm, kad gyvenimas gerės. Jūs bendraujat su žmonėm, su verslu, tai kokios nuotaikos? Galit pasakyti realiai, kas darosi šiandien Lietuvos rinkoje? Realiai šiandien Lietuvos rinkoje, aišku,
nepaneigsi, yra ypač tose įmonėse, kurios užsiema eksportu, atsigavimas ir gan ženklus atsigavimas, bet kita vertus vidaus vartojimas yra katastrofiškoje situacijoje, todėl kad šildymo kainos suryja didžiąją, sakykime, vidutinės pajamas gaunančių žmonių pajamų dalį. Kita vertus, premjeras galbūt taip drąsiai pasisakė dėl to, kad laukiama iš tos infliacijos irgi tam tikros naudos, nes nepaneigs ekonomistai, kad infliacija duoda trumpalaikį tam tikrą postumį ekonomikoje. Kada čia buvo puikiai pasakyta apie mūsų prasiskolinimą, bet ir buvo pamiršta, kad maždaug apie 60 milijardų litų ekvivalentų įvairia valiuta yra laikoma bankuose indėlių. Taigi žmonės pajutę, kad pinigai staigiai nuvertėja, išsiema indėlius ir stengiasi tuos pinigus kuo greičiau suvartoti, pirkdami nekilnojamą turtą, investuodami į vertybinius popierius ir įvairias kitas prekes ir paslaugas. Tai galima daryti tokią prielaidą, kad įvykus tokiam procesui staigiai padidėtų vartojimas. Ir aišku, tai ekonomikai būtų tam tikrų trumpalaikių laikotarpiu būtų naudinga. Aišku, Gitanai, gali taip atsitikti? Infliacija turi dvi pusės ir mes kartais ją supainiojame, o tai labai svarbu pažymėti. Šiuo metu infliacija yra sąnaudinės kilmės. Tai yra ne paklausos didesnės inspiruota infliacija, bet ją lemia pirmiausia tų pačių maisto produktų, energetinių išteklių, degalų kainų kilimas. Ir tokia infliacija, jinai galbūt valstybei labai siauria prasme, fiskalinė prasme, jinai ir yra naudinga, bet žmonėms sutikite, kad išleisti pinigus pačiom būtiniausiam reikmėm darosi vis sunkiau, nes tenka atskaityti neišvengiamai šilumos sąskaitas, degalų sąskaitas, maisto produktai taip pat yra mūsų būtinasis krepšelis, reiškia visom kitom prekiam lieka mažiau pinigų, reiškia visų kitų prekių gamintojai yra priversti vos suvesti galą su galu, nes žmonės negali įpirkti. Štai kur tokios infliacijos pasekmės. Bet čia dar nuskambėjo iš tikrųjų tas žmonių išvažiavimas. Ir jūs sakėte, išvažiuoja masiškai žmonės ir tai susijęs su mūsų ekonomikos atsigavimu. Tai reiškia mažiau vartoja, mažiau perka. Tai yra dviejų greičių dar ir problema, sakyčiau, atsigavimo. Mes į tą problemą jau nurodėme gana seniai, prieš kokius 1,5 metų, suprasdami, kad ekonomika niekada nebus visą laiką toje pačioje duobėje ir prasidės atsigavimo procesai. Tačiau jie prasideda nevienodai ir mes matome, kad tą lengvesnę krizę išgyvenusios valstybės stiebėsi greičiau, ypatingai tokia šalis kaip Vokietija. Tuo tarpu Baltijos šalims nėra lengva taip greitai atsistoti ant kojų ir žmonės tiesiog nebegali ilgiau laukti. Kol mes susilyginsime ar pralenksime, ar pas mus pradės kurti daugiau darbo vietų, žmogus negali teoriškai samprotauti, įsidarbinsiu po 1,5 metų, valgyti tai norisi šiandien, ar ne? Tai šitą problemą stumia nemažą dalį žmonių už Lietuvos ribų. Ir dar atsiranda kitas klausimas, jisai atsiranda ryšium su ta mūsų jau daug kartų minėta infliacija. Biudžetinis sektorius, pensininkai, socialinių išmokų gavėjai, nominalių pajamų prasme negali tikėtis jokio padidėjimo, bent jau šiais metais. Kitais metais, duok dieve, galbūt pensininkam bus atstatytos pensijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie žmonės iš esmės yra palikti vienui prieš tą infliaciją, kuri galbūt sudarys 5 ar net daugiau procentų. Ir tas paskui kompensavimas suvalgys. O kišenėje turės tą patį pinigų kiekį, kaip turėjo 2010 metais. Tai mes neapgaudinėkime, kad jie gyvena taip pat kaip 10 metais. Jie gyvens 5-6 procentus blogiau. Jūs sutinkat, kad mes tam tikrą prasme apgaudinėjame žmonės? Iš tikrųjų, tai jeigu kalbėti taip sąžiningai ir teisingai, tai taip yra. Taip iš tikrųjų yra. Ir tas optimizmas, sakykime, matyt, buvo arba premjero, jisai pasiremta šitokia statistika. O gal čia ne Lietuvos rinkai skirtas pranešimas, gal čia kokiam investuotojam? Nebūtinai, žiūrėkit, aš manau, kad premjeras gavęs ketvirčio statistiką, mato tos skaičius, kurie žiūrint, va taip, iš vidaus pozicijos, nematant arba nevertant išorės faktorių, atrodo neblogai. Tačiau iš tikrųjų mane labai gazdina tai, kas dedasi arabų valstybėse.
energijos žaliavų kainų kilimas, jisai neišvengiamai visą grandinę pajudina, jisai pradeda stabdyti atsigavimą ir visose kitose valstybėse. Tame skaičiui tas valstybės, į kurias mes eksportuojame, kurie yra mūsų produktų pirkėjai. Tai čia būti optimistiškais, kada tavo rinkos gali susmegti, yra sunkuoka. Sakykime, tai aš taip būčiau toksai saikingas optimistas, jeigu pasaulis suvaldys krizę arabų valstybėse, tai čia mūsų interesus liečianti krizė yra. Tai tada tikrai tas atsigavimas jisai gali būti ir greitesnis. Gerai, mes trumpam sustokim reklama, išsyk po jos mes tęsim karštą vakarą ir kalbėsim apie tai, kas laukia Lietuvos ekonomikos, kalbėsim su vežėjais, kurie sudalyvaus mūsų laidoje telefonu, likit su Baltijos televizija.